Prasto atsiminkė 70 km. Ką, atvykom, gavom numeriukus. Bonk raidas bus. Oi, oi. Labas rytas. Šiandien turim šeštadienį, 8 beveik 30. Važiuoju į darbą. Kodėl darbą? Šeštadienį, nes važiuojam į varžybas. Dviračių varžybas, dviratis pakrautas ant stogo. Ir ką, lėksim pavaržybaut. Važiuojam kažkur ten į Varėnos pusę. Tai matysim, kaip seksis. Važiuojam susirinkti kitų dviračių, kitos kebros. 100 km gravel grunto varžybos vadinasi. Praleidžia žmogus, ačiū. Ir ką? Grunto pirmosios varžybos, čia nežinau, šiaip tai gravel čempionatas. Bet prie viso to yra ir paprastiem mirtingiesiam tokiem kaip aš. Galima pasivažinėti. Tai 100 kilometriukų. Važiuosim. Bus įdomu. Naujas etapas varžybų. Čia šitas pirmą kartą organizuojamas. Antras ekipažas atlėkė. 3 dviratukai, 4 kraunam, lekiam į vietą. Sveiki gyvi. Turim puzlę dviračių, asfaltas. Šiek tiek sudėtingiau, vienas paskutinis dviratis. Turi sutilpti, biškį anksčiau. Tuoj pat viskas reguliuos. Ir sutilps. Skotų turim vieną skotą. Čia pas mus 1, 2, 3, 4. Visi 4 skotai pas mus. Kokių tik nori. Susirinkimo vieta standartinė. Prie Danskės. Visi Danskės kebrantai. Gavau. Galiau. 3 mėnesiai praėjo. Vienu žodžiu, žiūrėkit, aš pažymėjau, prasto atsiminkė 70 km. Tada apie 8,5 km kilsi. 7 bus tokia statesnė. 10 km sukilimas? 8,5 po biškį kilsi. Nuo 70. Tada 7 turėtų pats stačiausias užstatėjimas būti ir tada leidai žemyn. Ir po to vėl 90 biškį pakil, bet ten sunku pasakyti, kokio ten bus. Nu ką, atvykom į vietą, turim startinių paketų atsiėmimo vietą, čia startas finišas ir prie to pačio į telefonus visiems atėjo tikėtinas oro pavojus. Čia mašina taip kažkaip nevykus, kaip gal pasistatėm. Einam numerių atsiminėti, žiūrėsim, kas čia gausis. Va, chebra jau laukia. Girdėjote, atsisiųskit naują trasą. Vakar jau berat parsisiuntėm. Vakar. Ką, gavom numeriukus, 31 mano, tai tuoj pat
kabinsim ant vairiuko. Pas Aleksandrą 30, pas Stasį 34. Važiuosim pasivažinėti. Biški, po rajoną. Karšta daros, ne? Labai. Bus šilta panašu. Saulytė išlindusi, kepina gerai. Dalyvių irgi nemažai. Pilna komandėlių privažiavę. Einam čia, vieniai užvažiavę apšilimui. Dar turim 45 minutės kažkur. Su parkingu truputį reikalų yra. Visi ant žolyčių jau susistatė. Bet kaip nors, tikėkimės čia nepyks. Mes irgi ant žolytės čia šone pasistatėm. Čia finišas, startas toksai blemba. Tikėkimės neišsikrešins kas nors ir tiesiai į mašiną nebus. O čia Hebra jau pasiruošė. Numeris 31, kuris dalyvaus. Nuo pradžios Hebra pušino. Dar zavalas buvo blemba. Laikiausi neblogai ir tiesiai į tą zavalą. Pasileidom grupę pirmą. Tai dabar nežinau, čia antra grupė tokia išsibarščius. Ragas pulsas 108. Įdomus reikalų. Dar tik pradžia. Miške reikalų yra.
Savaitę palijo biškį. Mergos visos aplenkė. Tai nežinau, kažkur jau tikriausiai iš savo šimtinių grupės vyrų. Galimai kažkur pabaigoje esu. O čia traktoriaus išvažinėta. Tarka, miškinė. Nu ką, pasivažinėsim panašu šiandien. Oi, kaip nerėda. Bonk raidas bus. Pirmas kilometras su virš 108 pulso. Bandžiau laikyti su grupė, paskui nusizavalina, tada dar vytis. Tai va, taip ir važiuojama. Rekreacinis pasivažinėjimas labiau negu varžyba. Na, bet pirmas varžybas šių metų. Kažkas iš galo dar važiuoja. Kokią grupelę susidarysim pasivažinėti kartu. Bet ir karšta. Nors rodo 20, bet saulė kepina išvažiavus. O kokių technikų čia dar iškė. O su tokiais šūdais. Tais metaliniais šūdais ir iškojavina visą taką. Lemba. Pakratuškės. Ne tik kad ant žvyro, bet ir miško. O, biškį lenta. Oi, oi. Lemą, gėliuką valgiau, apsiterliojau pirštus, dabar kimba šifterį. Visas lipnus, saldus. Dar vieną gėliuką įsidėjau, ale suvalgytą. Čia už maikės užsikišau, pasirodo ten dar pilna gėliuko buvo, tai išbėga. Dabar kelnės visas šortai limpa. Nu karočią. Varžyba 100 balų. Nu kažkiek gal. O ir saulė pasivėjo. Lankinimo varžybos. Ten tolumoj, nežinau, ar matosi traukinys, kurį paleidau su saulė tenais. Planas blemba suka gerai, o šiandien vapšė lavonas. Išsibonkinau per pirmus tos kilometrus, tai dabar nežinau, atrodo ir koja jau sutraukė. Ne tai, kad traukia, bet toks atrodo, kad kaip nervas užspaustas. Sveikatos gal dar yra kažkiek, bet dešinė koja kažką grybauja. Čia dar tarka tokia. Kažkaip tikėjaus biškį daugiau bus plentuką pailsinimui. Nes dabar turim ten 4 kilometrus, tai per tos kilometrus
nežinau, gal 3 kilometrai gal buvo plento. Viena miškas, šaknis arba žvyras toksai, nu žodžiu. Ir dar visokių smėlių. Keista, aš galvojau visą savaitę čia taip lyja. Bus šlapia. Čia atrodo žvyrkelis sausas, kaip nelyja. Nu, ten priekį matau asfaltuką ir dar maitinimas. Nežinau, reiks vandens gal dar dasipilti. Oi. Nu, kaip nors. Kaip sakiau, rekreacinis pasivažinėjimas gaunasi. Nes aš manau, kad aš jau čia kažkur arba paskutinis, arba prie paskutinio iš savo 100. Oi, lentukas. Nu, smagumėlis prie viso šito. Dabar jau ir lietutis lyja. Pavaras. Smėliuką trina labai gražiai. Ir diskai trina. Liko 43 kilometrai. Oi. Nu, nežinau, su tokiu greičiu čia arti 2 valandų panašu teks važiuoti. Ir panašu, kad Megrės kažkadaise scenarijus dėliojasi. Kai irgi ties vidurių trasos 100 km myniau ir ties vidurių trasos pirmą dalį buvo karšta ir saulė ten kaitino. Tada užlyjo, atvėso per kokį 10 laipsnių ir tada šalta. Ir pats vienas važiavau ir prieš vėją. Nu, žodžiu, smagumėlis. Čia kol kas miške vėjo netiek baisiai daug. Bet va, garsukai iš dviračio visokie nedžiugina. Nu, vaizdai gražus. Ežeriukai, keliukai vingiuoti. Sakau, kas čia šlemena. Nieko, į šalmą čia įkrito. Liko kilometriukas. Nuvažiuojam tą kilometrą kartu gal. Gal užteks? Gal užteks vietos. Oi, kojelės jau ragaišis 102 kilometrai. Iš viso berods 104 kažkas gaunasi. Ar 103. Visa trasa. Važiavom, nuo kokio 30 km buvo likę, pasivijo bičiukas su tokia panelė. Tai va, nemažą dalį teisę
Važiavom. Dabar bičiukas ant pabaigos sako, noriu pasprintuoti, dasibaigti. Tai nuvažiavo. Iš galo žiūriu, kad ir panelė atsiliko. Tai vėl gaunasi, kad vienas. Tai finišuosiu panašu vienas. Iš galo vėjasi. Nu reikia nepaduoti. Čia keli kiek čia. 400 metrų liko. Nu ką, ir finišas. Pagaliau. Oi. Ačiū už gerą ratą. Nu, atsilikai biški. Oi. Oi. Žiauru, ne? Kam kučias, kam bankučias. Iš Zavalinai? Ai, vėliau, dažnai svėlio. Bet realiai turbūt vis tiek, nes po to valdelį pagauna, tai šitas ta grupė po takuo atsitrauks. Ant finišo dar antrą grupę realiai atvarėm. Aha. Ir realiai jo galė tiesiog apvažiavau, nes kuo atsidėjo žiauriai traukti. Tai Vladai, visų pirma, noriu paspausti. Aš tai pradžioj čia blemba. Bičiukas priešais mane išsizavalino. Aš ten jau tipo ir tai jau antroji tokio kaip ir grupiai atsilikęs biški buvau. Ir važiuoju ir pist priešais mane nusijobino. Tai dar bandžiau vytis, tai irgi susideginau, tai 50 km viskas jau. Ten, kur maitinimo punktas. Sustojau, savo pripilkit man pilnai vandens. Tai prisipildžiau vandens. Paskui po biški dasikapšiau. Dar 30 km likus toks bičiukas su panikė. Čia kažkur važinėja, pasivijo mane. Ir kaip tai gerai, ten asfaltas, sako, davai sėsk. Tai jie dar taip gerą tempą palaikė, tai visai gerai gavosi, kad... Nerius tai rankenėlės sulaužė irgi. O, gal. Buvo tai bėgių nebeturėjo, tai pat nusakęs proje ir žiūrėjo, kurį ten bėgių važiuoja. Tai, nu savo. Finišuoja, laba diena. Nu, finišuota. Dvirkas. Purvinas. Kažkam iš jų turbūt ir Buvo ir lietaus. Gravelio čempionatas, tai Ir tiems, kurie atvažiavo buvau šiandien ir iki kitų Vašiūnus. ten miškelį purvino. Gražų kampelį, Tai kur matom ištaškyta tikrai yra gerai. puiki vieta, puiki Reiks eit lokacija, išsiplauti, tiek o, iš galo. susitikę tiek nusiplauti savo dvirčius po Čia, kur reikėjo koją tik koją į vandenį ir blium į baką. Čia galim čia? MVP. Ai, neišėdami. Visos. Kas Pringlesų, kas aliuko, kas kitų čipsiukų. Elektrolitus, kas tai. Važiuojam namo.
Visi pilni įspūdžių. Filmuoju. O taip. Antra komanda šimte. Nu ir dar komandiniai. Tik atsilaukdant, visus apdovanojimus reikia palaukti. Visą lietų. Tai beveik 2 valandas buvo. Pusantros. Daugiau. Realiai 5 turėjo prasidėti, dabar be 10. Nu ką, grįžom į Vilnių. Dviratukai atitarnavo puikiai. Kam puikiai, kam ne. Bet Daną paleidžiam. Ir visus kitus išmėtysim po namus. Pasijungiam paskutinį kartelį šiandien. Iš namų jau grįžome. Visus kolegus išvežiojau. Varžybėlės užskaitytos. Nors net nežinau, šiandien nebuvo geriausias varžybos mano. Kažkaip yra ir geresnių buvę, man atrodo. Bet bent jau pirmos šių metų varžybos, tai sakykime, treniruotė gavos nebloga. Opa, dviratis svarbus sveikas. Niekur nenusizavalinau pats. Teko tik sudalyvauti keliuose zavaluose, bet nu nieko. Treniruotė, kaip sakiau, ir šiandien pasivažinėjimas, kilometrų surinkimas gavosi. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančių.